Ketvirtadienis gegužės 21 diena, 9 taurių ir 4 penktaklių. Dėkingumas lygų didesniai gausai. 9 taurių tai viena džiaugsmingiausių taro archetipų, dažnai vadinama emociniu turtingumu. Jis simbolizuoja emocinį pasitenkinimą, laimę, noro išsipildymą ir dėkingumą už tai, ką jau turime. Šiandieną reikėtų sustoti ir pajausti, kiek daug gero yra jūsų gyvenime, užuot nuolat fokusuojantis į tai, ko dar nėra. 4 penktaklių tai energija apie stabilumą, saugumą ir kontrolę, tačiau kartais ir apie per didelį prisirišimą prie to, ką jau turime. Norėti išsaugoti tai, kas sukurta, nėra blogai. Tačiau, kai laikomės to per stipriai, energija nustoja tekėti. Nebijokite norėti daugiau tada, kada nebijote prarasti, ką turite. Dienos energija. Ketvirtadienis atneša kontrastą tarp pasitenkinimo ir prisirišimo. Džiaukitės tuo, ką turite, tačiau pasitikrinkite, ar nesilaikote per tvirtai to, ką galima būtų paleisti. Šiandien geras laikas peržiūrėti savo santykį su gausa. Ar leidžiate savo priimti, ar tik kaupiate. Raktinis žodis šiai dienai – dėkingumas. Šiandien visata primena tai, ką jau turi, yra daugiau nei pakankamai šiai dienai. 9 taurių ir 4 penktaklių šiandien tai kvietimas rasti pusiausvyrą tarp džiaugsmo tuo, kas yra, ir laisvės leisti gausai tekėti laisvai.